Labas, šitame video psichiatras psichoterapeutas Olegas Lapinas papasakos apie stresą, kuris kyla iš žmonių santykių. Suprasite, kodėl jūsų tarpusavio santykiuose kyla konfliktai, nusivylimas, skausmas ir stresas. Nuo kaltinimų iki sprendimų paaiškinsime, kaip atpažinti ir išspręsti tarpusmeniniuose santykiuose kylantį stresą, be kaltinimų ir be atsakomybės perkelimo antrai pusiai. Lektorius papasakos apie psichosofinių funkcijų įtaką santykiams. Suprasite, kas nutinka, kai dviejų žmonių psichosofinės funkcijos skiriasi ir kaip tai veikia jų santykius. Na ir pabaigai išnagrinėsime žmogaus pasąmonės gudrybės. Kodėl mūsų pasąmonė gali imti rinktis kurti psichosomatinius simptomus ir kas už to slypi. Na ką, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirškite, kaip visuomet paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmai. Santykiai su kitu žmogum. Jūs atrasite, kad kartais jums atrodys, kad kitas žmogus kažkodėl tai žiovauja, kai jūs kalbate apie tai, kas jums yra prioritetiškai ir svarbu. Labai tipiškas pavyzdys, jūs sakote savo sūnui, tai kada tu pagaliau išlaikysi tą skolą matematikos. Ir matote tokią reakciją. Ką? Ką tu sakai? Ir jūs suprantate, kad jam absoliučiai nerūpi tai. Ir jūs pradedat pykti ant jo, jūs pradedat suprasti, kad tai yra jūsų lyg prioritetas, pasiekimai, o ne jo prioritetas. Arba gali būti, kad jums prioritetiškas dalykas yra jūsų pačių emocijos ir jūs tiesiog natūraliai užkrečiate aplinką savo emocijomis ir jums atrodo, kad taip ir turi būti. Ir jūs tada klausite žmogaus, o tai kaip tu jautiesi? O tavęs tai nepykdo? Ir matote tokią reakciją. Ką? Ne, pykdo, jo. Klausyk, davai einam kažkur pavalgyti gal. Palaukit, prie ko čia? Reiškia, ten, kur jūsų prioritetinės funkcijos tiesiog pačios iš savęs spinduliuojasi, jūs randate neprioritetinę reakciją. Tai yra todėl, kad jūsų aplinkoje tikėtina, kad nebus visiškas atitikimas. Ir tas visiškas atitikimas tai yra ideali tokia situacija, kada ten, kur jums kaip tik prioritetinis dalykas ir kitam žmogui tai irgi prioritetinis dalykas. Ir ten, kur jums ne tik prioritetinis, bet ir toks pripildantis jūs labai iniciatyvus dalykas, tam kitam kaip tik to ir reikia. Tai būna labai retai. Todėl tikėtina, kad jūs atrasite, kad santykiuose pas jūs atsiranda naujas stresas. Ir šitas stresas nesusijęs su to, kad jums ten su plaktuku per galvą duoda kažkas, o susijęs su tuo, kad jūs skaudina, kad kitas žmogus neprioritizuoja to, ką prioritizuojate jūs. Ir didesnė dalis porų, kurie ateina į konsultaciją, ateina ne todėl, kad mano sutuoktinis man su kibiru davė per galvą. Neateina tokie žmonės. O ateina jie dėl to, kad mano sutuoktinis absoliučiai ignoruoja tai, kas man svarbu. Išbandėte įvairias streso valdymo technikas, meditaciją, jogą, lankėtės pas psichologą, bet niekaip nepavyko susitvarkyti su kylančiu stresu ir nerimu. Atrodo, kad nei darbe, nei asmeninėme gyvenime nieko nebekontroliuojate. Visa tai reikalauja naujoviškų sprendimų. Psichosofija tai yra nauja metodika atsiradusi remiantis Jungo ir socionikos idėjomis, bei žaibiškai plintanti tarp psichiatrų ir psichoterapeutų visame pasaulyje. Deja, iki Lietuvos inovatyvūs metodai atkeliauja, kaip visada, šiek tiek pavėluotai. Apie šią techniką yra girdėję tik saujelė psichiatrų bei psichoterapeutų Lietuvoje. Ir tai nėra eilinė disciplina, kuri tik moko mus gyventi sąmoningiau. Psichiatras, psichoterapeutas Olegas Lapinas atskleidė, kad jos esmė tai perprasti, kaip būti atspariems kasdieniniams iššūkiams ir kaip pasiekti tikrąjį savo potencialą. Perpratus psichosofijos tipologiją, ne tik gebėsite lengviau bendrauti su skirtingais žmonėmis
Išvengsite tarpusavio konflikto, bet ir lengviau realizuosite savo stipriasias pusės. Perprasite giluminės priežastis, kur jūsų gyvenime kyla stresas, nerimas ir net psichosomatiniai sutrikimai. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite prie kurso jau dabar. Ir supratimas, kas pas ką stipru, kas pas ką pažeidžiama ir kas silpna, kaip tik ir reikalingas tam, kad jūs nustotumėt kaltinti save patį dėl to, kas vyksta. Ir kad jūs nustotumėt kaltinti kitą pusę. Kaip tu gali taip elgtis su manim? Žmogus visą laiką elgiasi taip, kaip nusako jam jo prioritetai. Ir tie prioritetai nėra keičiami taip lengvai kaip pirštinės. Prioritetas sudaro ašį žmogaus, sudaro jo vertybės, sudaro jo tapatybę. Ir jeigu jūs norite, kad jis elgtųsi kitaip, ir galite pasakyti, kodėl tu negali suprasti mano emocijų, jums emocijos prioritetinės. Žmogus gali pasakyti, ko tu iš manęs nori. Nu taip, aš negaliu suprasti emocijų, bet aš labai gerai uždirbu. Taip, aš labai gerai uždirbu ir aš galiu, truputį pameistrauti. Ir aš žinau, ko aš siekiu. Tai šitoj vietoj pasiūlymas kitam žmogui, vystyk savo emocinį intelektą, vaikščiok į kursus, lankyk visokias programas. Iš esmės tai yra pasiūlymas, tap kitokiu. Ir dabar pagalvokite, jūs, tarkime, Jonas arba Marytė, ir prie jūsų prieina kažkas ir sako, Jonai, tapk kitokiu, nebebūk Jonas, būk Petras. O ką daryti su Jonu? Nužudyk Joną. Jonas netinka man, tu dabar turi būti Petras. Jūs esate Marija, prie jūsų prieina kažkas ir sako, žinai, tu kaip Marija visiškai man netinki, tu turi pasikeisti, tu turi nebebūt Marija. O kas aš turiu būti? Tu turi būti Ona. O su Marija ką daryti? Nužudyk Mariją. Ar jums patiktų nužudyti save tam, kad pasikeist kito žmogaus labui? Tai vat šitie pasiūlymai, pasikeisk, išsivystyk, pasidaryk kitoks, iš esmės visą laiką meta iššūkį mūsų tapatybei. Mes save įpratom matyti kaip žmogų su tam tikrų rinkinių prioritetų. Mes apie tai negalvojame, mes dažnai to net nesuvokiam. Bet nepaisant to, tai esame mes. Ir kada mums pasiūloma pasikeisti, tai tolygu išmesti iš mūsų gyvenimą mūsų svarbius prioritetus, vardan kitų prioritetų. Kaip jūs patys suprantate, niekas labai neskuba savęs žudyti. Dauguma žmonių kaip tik suorientuoti palaikyti savo tapatybę. Priminti savo kiekvieną rytą, kad čia vis dar tas pats Jonas, aš esu vis dar ta pati Marija, aš per naktį nepasikeičiau. Ir tai ir duoda man tęstinumą, tai ir duoda mano aš jutimą gyvenime. Todėl vietoj to, kad bandyt keisti arba keistis, mes siūlome jums suprasti. Suprasti save ir suprasti kitą žmogų. Ir kada jūs suprantate, ir kada jums pasidaro staiga labai aišku, kaip atsitinka, kad tai, kas man svarbu, jam yra nesvarbu. Kaip atsitinka, kad ten, kur man kažko labai reikia, jisai niekad man to neduoda. Ir tai ne todėl, kad jis labai blogas, tiesiog pas jį yra kitokie prioritetai. Pavyzdžiui, man fizikos prasme, man nereikia žmogaus, kuris mane priverstinai maitintų sriubom. Bet man reikia žmogaus, kuris su manim pasitartų, ar tau skanu, galbūt pridėtumėm druskos, o gal cukraus. Ir tada, jeigu taip atsitinka, jokių problemų su fizika pas mane nelieka. Lygiai taip pat man nereikia žmogaus, kuriam tas pats visiškai, ką aš valgau. Yra maistas, ir valgyk. Ne, man tas nepatiktų. Todėl, kada mes suprantame, kokio žmogaus mums reikia, kokių prioritetą mums reikia, mes tada ir pasveriam, ar mano partneris, ar jisai šitoj vietoj gali man tai duoti. Ir jeigu negali, tai nereiškia, kad mes suklydome. Tai nereiškia, kad jis daro kažkokius baisias klaidas, arba kad mes nemokame, nesuprantame. Ne. Tai tiesiog reiškia, kad mes esame tokie, o jis yra toks. Ir šitoj vietoje jisai daro geriausia, ką gali. Ir aš darau geriausia, ką galiu
šitokiamis aplinkybėmis. Labai naudinga kartais nuo karto savo šitą priminti. Kiekvieną sekundę tu darai geriausia, ką gali padaryti. Ir žmogus, kuris yra šalia tavęs, kiekvieną sekundę daro geriausia, ką jisai gali padaryti. Kodėl? Todėl, kad jis tiesiog negali daryti kažko kito. Tai yra jo tapatybė, tai yra jo aš. Ir jis jį saugos ir turi saugoti. Todėl, kad jeigu būna kitaip, jeigu tos tapatybės nėra, mes turim ribinę asmenybę. Mes turim asmenybę, kuri šį rytą yra angelas, o sekantį rytą yra velnias. Mes turime žmogų, kuris šiandien mano, kad jis yra aktorius, o rytoj mano, kad jis yra statybininkas. Ir šitas tapatybės maišatys ir tapatybės silpnumas nėra labai dažnas dalykas. Ribinio asmenybių nėra labai daug. Bet kada taip yra, tada su tuo žmogum labai sudėtinga gyventi. Jis labai nestabilus yra. Didesnė dalis žmonių nėra ribinės asmenybės. Didesnė dalis žmonių žino, kas jie yra. O jeigu ir nežino, tai nujaučia, kas jie yra ir nujaučia iš to, kas jiem nepriimtina ir kas jiems gaunasi lengvai. Tai šitoj vietoje ir yra mūsų saugojimo zona. Ir gali būti, kad tai, ko reikia jūsų partneriai iš jūsų, neatitinka šitos vietos. Ir tai nereiškia, kad jūs suklydote, arba kad reikia kažką čia keisti, arba keistis ir panašiai. Tai tiesiog reikia suprasti tai ir įvertinti tai, ką jūs darote gerai, pirmiausia, ir tai, ką jisai moka daryti geriausiai, pirmiausia. Tada, kai jūs tai suprantate, vietoj to, kad kaltinti save ar kaltinti kitą, jūs galite įvertinti save ir įvertinti kitą. Pavyzdžiui, jūs galite pasakyti, Olegai, tu visai neblogai iškeli ir pasieki savo tikslus, bet tavo sutuoktinė visai neblogai moka suprasti, kas yra šalta, šilta, kas skanu ar neskanu. Ir tau nereikia ją tempti už ausų, mokyti, vystyti, lavinti, skiepyti. Ir jai nereikia tavęs vystyti, lavinti ir skiepyti. Jinai priima tave, koks tu esi, o tu gali priimti ją tokią, kokia jinai yra. Todėl žinojimas, kokie mes esame, iš esmės yra kelias į pagarbą. Labai dažnai žmonės galvoja, kad santuokos santykių pagrindas yra meilė. Meilė, ta, kaip mes ją suprantame, labai dažnai paremta aistra, įsimylėjimu. Ir vargu ar toks stiprus jausmas gali tapti gerų santykių pagrindu. Labai tikėtina, kad jis prigęsta ir tada mums lieka sugebėjimai. Ar mes sugebam gerbti kitą žmogų? Ir jeigu sugebam, tada mūsų meilė tampa brandi meilė. Jis tampa labiau atsižvelgianti į kitą, mažiau bandanti jį pakeisti. Mes savo meilę labiau priartėjame prie to, kaip meilė aprašyta laiške Korintiečiams iš Naujojo Testamento. Todėl santykių pagrindas ir išėjimas iš stresų vyksta ne per tai, kad jūs išvystot savo silpnas savybės ir ne per tai, kad jūsų partneris pasimoko elgtis kitaip. O išeina iš to, kad jūs priimate save tokį, koks jūs esate, su pagarba, ir jūs priimat savo partnerį toks, koks jis yra, taip pat su pagarba. Jeigu jūs šito dalyko laikysite tokių, kaip ir tikslų savo, ne, tai jūs pamatysite, kad kelias į tai eina visiškai ne per treningus, visiškai ne per knygų skaitimą. Jisai vyksta per suvokimą, savistabą ir kito žmogaus stebėjimą. Ne tokį stebėjimą, kur prirašomos diagnozės, ribinė asmenybė, narcizas, šizoidas. Ne. Toks stebėjimas yra išvis nestebėjimas. Tai yra supaprastintas žvilgsnis, kada žmogus suvedamas prie etiketės. Tai tas pats, kai iš visų spalvų pasirinkti baltą ir juodą. Ne. Kada jūs pradedat gilintis į tai, koks jūs esate ir koks yra jūsų partneris, jūs pradedat atrasti, kad iš principo jūs pasirinkote teisingai, tačiau jūs norėjote daugiau ir ten, kur jūs norėjote daugiau, yra tiesiog
tai, ką jums sudėtinga padaryti pačiam. Šitoje vietoje jūs turite mažiau energijos. Antras dalykas, problema labai dažnai gali kilti ne todėl, kad jūs toks, o jį tokia, o todėl, kad jūs nepastebit savo stipriųjų funkcijų, kuri galbūt jūsų partneriui yra pažeidžiama funkcija. Ir jūs, nepastebėdama savo stiprios funkcijos, galite tam partneriui užlipti ant antspaudo, ant nuospaudos. Tai reiškia, nuospauda šitoje vietoje gali būti tai, kas pas jūs labai stipru, bet jums neįdomu tai derinti su kitais. Pavyzdžiui, pas mane yra valia šitoje vietoje. Ir žmogui, pas kurį valia yra pažeidžiama, aš labai tikėtina, kad atrodysiu dominuojantis. Tai reiškia, šitam žmogui dažnai atrodys, kad Olegai, tu vis nori taip, kaip tu nori. Tau absoliučiai neįdomu, ką kiti nori. O tu eini į savo tikslą ir eini. Ir aš turiu priimti tai, todėl kad matyt, aš to nepastebiu, bet tai yra tiesa. Ir jeigu aš tai suprasiu, tai nereiškia, kad aš dabar iš visų jėgų turėsiu keistis ir prisitaikyti prie to žmogaus. Aš turėsiu turbūt su humoru į tai pasižiūrėti ir pasakyti, žinau, aš čia turbūt jūs visus jau vedu į tikslą savo. Arba aš galiu tai pasakyti, kas tiesa, tas tiesa. Gal pabandysiu kažką padaryti geriau. Bet tai nėra toks dalykas, kad aš pasikeisiu, aš pasidarysiu kitoks. Ne, tai yra geriausia, ką aš galiu daryti gyvenime. Tai reiškia, tai, kad jūs atrandate tai, ką savyje nepastebit, ir jūs pamatote, kad kitam žmogui tai skaudu, tai nereiškia, kad tu kažkoks nenormalus. Ir tai nereiškia, aš turiu pasikeisti, aš kažkoks nenormalus. Tai tiesiog reiškia neatitikimą. Ir šitoje vietoje neatitikimas yra normalus. Su juo galima gyventi. Ir jeigu pas mane yra poreikis jau viduje kažkoks labai, o kitas žmogus, šitoje vietoje kaip tik negali man kažko duoti, tai man nereikia daryti iš to tragedijos, aš tiesiog galiu surasti tą, kuris moka tai daryti ir nepakeisti vieną į kitą žmogų, o naudotis kito paslaugom, o savo pusę antrąją vertinti už tai, ką jinai daro gerai. Kas irgi turbūt kažkokia prasme yra svarbu ir gali būti, kad svarbu ir man. Todėl išėjimas iš šitų stresų, kurie yra santykiuose, o stresai neretai yra paslėpti, eina ne į psichosomatiką, ne į depresiją, ne į panikos priepuolius, o eina į priėmimą blaivų savęs ir kito žmogaus. Ir šitas blaivus priėmimas, kaip ir bebūtų jums keista, jisai yra geriausias gydytojas. Nes būtent tada, kada mes pripažįstame savo silpną vietą ir surandame tą, su kuriuo mes galim šitą silpną vietą papildyti, ir yra gydymas. Ir štai kodėl vieni psichoterapeutai jums tinka, kiti jums netinka, vieni sutuoktiniai jums nekelia jokių problemų, o kai kurie jūsų bendradarbiai ir draugai atrodo kažkokie labai, labai nemalonūs žmonės. Patys iš savęs jie nėra nei malonūs, nei nemalonūs, kažkam kitam jie yra labai malonūs, bet jie tiesiog nepataiko į jūsų prioritetinį poreikį, arba jūs tiesiog nepataikote į jų prioritetinį poreikį. Tai kada jūs gaudotės šituose dalykuose, jūs įgyjate raktą nuo kito sprendimo, kurį dažnai atlieka mūsų organizmas už mus, psichosomatinio sprendimo. Todėl, kad jeigu mes tą dalyką suprantame ir pripažįstam, mums psichosomatinis sprendimas nebus reikalingas. Bet jeigu mes nepripažįstame, pavyzdžiui, aš nepripažinsiu savo pažeidžiamumo fizikos srity, ir nepripažinsiu, ir nepripažinsiu, ir nepripažinsiu, ir bandysiu pats, kas atsitiks? Greičiausiai pas mane išsivystys kažkoks simptomas. Šitas simptomas tam tikrą prasme išspręs mano problemą. Mes tai vadinam antrinė nauda iš simptomų. Kaip pavyzdys gali būti mano viena pacientė, kurie turėjo temperatūrą jau 3 mėnesius. Ir kai aš jos paklausiau, kaip su ta temperatūra, jis sako, nežinau, kodėl man ta temperatūra, bet aš jau 3 mėnesius su nedarbingumo lapeliu
ir man jau reikia grįžti į darbą, o temperatūra nepraeina. O jeigu jinai jau nepraeina po 3 mėnesių, aš jau turiu invalidumą eiti gauti. Nu ir aš paprašiau jos mintise pasakyti tai savo daliai, kuri kelia temperatūrą. Dalis, kuri kelia temperatūrą. Ką tu nori man duoti? Jinai sako, kad atsakymo negauna. Tada aš sakau, paprašykite tada, kad ta dalis darytų, ką daro, bet kad temperatūra sunormalėtų. Jinai tai padarė, pasakė mintise šitą frazę ir kitą dieną man skambina, sako, mano temperatūra normali, sako. Aš sakau, tai jūs jau į darbą išėjate? Ne, sako, aš bandžiau išeiti, bet paslidau ir panarinau koją. Tai dabar aš, sako, guliu namuose. Ir paaiškėjo, kad darbovietėje grėsė etato mažinimas, jos nemažino, bet jai reikėtų eiti pas savo viršininką ir įrodinėti, kad jinai yra labai svarbi darbuotoja. Tai reiškia išreikalauti savo teisę likti šitam darbe. Tai yra darbas pagal fiziką, pagal tą funkciją. O jinai šitoje vietoje kaip tik labai pažeidžiama. Tai jinai pasirinko nubėgti į psichosomatinę ligą. Tai reiškia jos pasąmonė pasirinko aukštą temperatūrą, kuris turėjo jai antrinę naudą. Jinai galėjo neiti į darbą. Kai temperatūra sunormalėjo, atsirado kojos panarinimas. Tai reiškia organizmas ir toliau bando ją išgelbėti nuo nemalonaus susitikimo su savo vadovu. Tai štai taip yra su psichosomatika. Už psichosomatikos dažniausiai slypi kažkoks sprendimas. Ir jeigu mes šitą sprendimą remsime žinojimu, mes pamatysime, kad tada sprendimai pasidaro efektyvūs. Jie pasidaro labiau emocinė prasme malonus ir labiau kaip ir konstruktyvūs. Tai reiškia, mums nereikia jų metu kažko kaltinti, griauti, užpuldinėti arba daryti kažkokius dalykus su savim, kurie mums nėra būdingi ir kurie meta iššūkį mūsų tapatybei. Labai įdomu iš tiesų jūsų klausytis ir noriu jūsų paklausti, jūs tiek daug pasakot ir tikrai nebe pirmą kartą jau apie stresą, apie nerimą. Kuo va šis kursas yra toks kitoks galbūt, būtent naujas kursas, apie kurį jūs ir kalbate, kuo jis išskirtinis ir kitoks nei kitus kursus esate sukūręs? Kursas yra apie taip vadinamą psichosofiją, tai reiškia, jisai yra apie tos prioritetus, kuriais mes gyvenime vadovaujamės. Tai sritis, kuri Lietuvoje nelabai žinoma, yra psichosofijos vadovėlių, internetinių saitų nėra. Kai kas žino socioniką. Lietuvoje yra socioninis ir puslapis, ir saitai, ir net, man atrodo, kažkokie forumai yra ir grupės, bet psichosofijos nėra. Tuo tarpu, kai socionikos dabar nebeatskiria nuo psichosofijos ir nuo temporistikos dar. Tai yra gilinimasis į tai. Jeigu temporistika žiūri, kokiam laike žmogus gyvena, kokiam laike jis turi problemų, tai psichosofija žiūri, kokios prioritetinės funkcijos pas jį yra. Kur pas jį išskiriama daug energijos, kur mažai, o kur pas jį skaudžioji vieta, o kur yra tiesiog menkniekis. Ir psichosofija labai naudinga tam, kad nustot kaltinti save ir nustot kažko reikalauti iš kito žmogaus. Psichosofija iš tikrųjų labai gyvenimiška, nes jinai remiasi ne to, kuo remiasi socionika, ne to, kas vyksta mūsų galvoj, kaip mes informaciją suvokiam, bet to, kas vyksta mūsų santykiai su išoriniu pasauliu. Tai mūsų rolės, tai mūsų vaidmenys, tai mūsų prioritetai, tai su kuo mes susiduriam kiekvieną dieną. Jinai tarsi labiau matoma. Ir psichosofija įdomi ne tik tom, kad ten yra tipai, todėl kad ten yra daug, 24 tipai, bet tuom, kad jūs tiesiog galite įvertinti savo funkcijų išsidėstymą, kokia pirma, kokia antra, kokia trečia, kokia ketvirta, suprasti, kaip funkcijos išsidėstų pas jūsų partneriai ir pamatyti, kodėl šitoj vietoj jums būna dažnų problemų, o kodėl šitoj vietoj kaip tik viskas labai tvarkoja. Tai šitas supratimas, man atrodo, labai svarbus tam, kad priimti ir save, ir kitą žmogų ir įnešti į santykius pagarbą. Dėkui visiems, kurie žiūrėjo šitą video iki pačios pabaigos. Pirmąją šito video dalį rasite mano YouTube kanale. Prenumeruokite jį ir nepraleisite nei vienos paskaitos. Na, o jeigu domitės psichologijos, saviugdos temomis, labai kviečiu užsukti į mūsų puslapį
psichologijoscentras.com. Ten rasite pačius populiariausius mūsų kursus. Ir labai rekomenduoju Jums pasidomėti Olego Lapino video kursu Psichosomatika pirmoji dalis – ligos, kurios prasideda galvoje. Šis 3 valandų trukmės Olego kursas skirtas tam žmogui, kuris nori įsigilinti į psichosomatinės problemas, atrasti būdus, kaip padėti savo laiku, bei kaip geriau suprasti savo emocijų ir kūno ryšį. Video kurse praktiškai išbandysite technikas emocijų išjautimui, autohipnozę, paradokso techniką, kurios padės geriau suprasti savo jausmus, perprasti kūno siunčiamus signalus ir įveikti perdegimą. Na ką, šiandien tiek, o jeigu esate smalsūs, kviečiu Jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 100 jau paruoštų panašių video edukacijų santykių, psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.